daug jėgų ringe. Kėtis. Dovydas Rimkus turi barzdą ir prasme turi Rimkenzo. Čia jos smūgiai lygiais. Bando šiek tiek paspausti Rimkus ir tikrina koją. Tikrina koją. Rimkus jis šiek tiek nusimeta rankas. Ir Perednis. Ir vėl koja. Raundų ši kova nesitęstų. Čia, gal jo bandymų. Ir korpusą keliu. Rimkus. Bando atsime įsitikinti. Čia Rimkaus gera ataka. Ir tokie smūgiai atima labai daug kvapų. Praradęs energijos tikrai Mantvidui. Vėlgi, juk rankų ilgio tokiose situacijose akcentuotiems smūgiams. Neužsibūna ir prie ringo virvių. Čia pataikė į blauzdos. Dar labiau. Iki antrojo raundo pabaigos. Vėl Titano kovotojai dirba laukikais. Aikis. Ir žino, kaip atakuoti, pats smūgis keliu. Bet nereikia užsiliuliuoti, be abejo. Pataiko Rimkus. Tuma tiesiog žingsniais kojomis. Jis visada eina su smūgiu čia Rimkus. Ir vėl pabandė tą žemą smūgį koją Perednis. Dabar lik ir pataikė po... Ojojoj, čia overhandas. Ir vėl pamatė, kas limpa, pamatė, ką Perednis. Rimkus užtaisytos. Rimkus bando artėti, bando ten ieškoti korpusą. Dabar jau smūgiai per rankas, kuriuos atlieka Titano atstovas Mantvydas Perednis. Trečias raundas artėja prie pabaigos. Negalima daryti tokių klaidų. Rimkus ves tokius varžovo bandymus. 10 sekundžių. Rimkus jaučia varžovo nuovargį. Spėjo atsigauti Mantvydas Perednis, jam. Į korpusą Rimkus. Labai daug tų atakų būtent nuo korpuso pradeda Rimkus tiesiais smūgiais. Los buvo padaryta Rimkui. Mantvydas Perednis, dėl kurių prasidėjo judėjimai kovos. Visas rodyti Dovydui Rimkui, iš kokio molio jis dar turi savyje ugnies. Peredniui galutinai palaužti varžovo jis neįstengia. O Rimkus po truputį kyla. Rimkaus ket. Oi. Mantvydą Perednį. O Perednis nėra lengvai po 3 minutės, po kurių sužinosime, kam atiteks svorio kategorijos iki 77. Šį raundą reikia atsilaikyti. Jaslo varžovo nokautuoti ar siūsti į knockdowną. Turėti apylį. Čia gerą džabą. Ir dabar jau Perednis šiek tiek pasiruošęs tiems džabams į korpusą. Arsenalo ginklą išnaudoja Dovydas Rimkus. Ir dabar vėl gerai ataka. Po truputį lukštena Perednio gynyba Rimkus. Vėl teisėjo kažkoks Perednis krenta ne pirmą kartą tokia situacija. Rimkus. Rimku. Perednio reikia ištovėti. Jau tikrai pratome matyti judėjimai organizacijoje, kuriuos pamilome. Kurių kovą stebime Rimkui. Nėra kur traukti. Klimšina Perednis tose giliuose vandenyse, apie kuriuos tiek daug kalbėjome. Oi, gerą pataikė Rimkus. Tiesų, apatį. Ar gali Dovydas Rimkus dar pakeisti kovos tėkmę? Džabas šoninis. Atsitraukinėja antrų sekundžių. Pataiko Dovydas. Bando pratęsti savo paskutinėsias atakas Rimkenzo ir mes turime kovos